Labą dieną. Šiandien nebus labai geros kokybės. Tik telefonas aš ir miškas. Stovas prisprogęs. Stabilizatorius, mikrofonai reikia. Adapterio dabar į kalną lipau pridusęs. Bet kažkodėl vis tiek labai norėjau įrašyti šitą video. Šiandien įkėliau postuką rugsėjo 1. Kažkaip pamačiau tą mintį, kad nuo mūsų sprendimų priklauso, ar pereisim šitą žaidimą ar ne. Tai čia kaip šachmatų paralelė, kuo tu protingesnis, tuo tu gali paprasčiau ir lengviau nugalėti gal varžovus, gal tiesiog lengviau jaustis žaidžiant ir taip toliau. Tai panašiai yra ir gyvenime. Ir aš, aišku, mintį šiek tiek praplėčiau. Ir norėjau šiek tiek dar įpinti, kad kaip ir šachmatuose, taip ir gyvenime mes turim šiek tiek išmintingiau elgtis. Negalim tiesiog impulsyviai priiminėti sprendimų, nes tas impulsyvumas greičiausiai prives prie žaidimo pabaigos, kai nebeturėsim kelio ir reikės paaukoti karalių. Arba tiesiog padarysim daug klaidų, kurių dėka bus sunkiau sugrįžti į žaidimą vėl šachmatų. Tai čia tik šiaip paralelė, bet mane nustebino šiaip, kad iš tikrųjų buvo tokių reakcijų, kur jeigu bent kažkokį gilesnį postuką parašai ar kažkuo pasidalini gilesniu, ne šiaip, kad pažvengt kažką tais tų visų laukiamų, mėgiamų emocijų pasisemt, kaip kad būtų kokie juokeliai ar šiaip mėly video. Jeigu bent kažką bandai padypint, iš karto žmonėms atrodo, kad šitam žmogui yra depresija, jam liūdna labai, jam skauda. Nes žmonės labai keista. Tai vat čia yra pagrindinis dalykas, kodėl aš šitą video pagalvojau sukurti. Vien dėl to, kad pajaučiau, jog žmonės bijo labai gilio ir jiems tai yra super svetima. Aš nežinau kodėl, bet jeigu tu bent kažkiek palieti gilio, aš suprantu, kad ne visiems jo reikia, skirtingi periodai, bet visiems reikia teigiamų emocijų, net nebūtinai teigiamų, bet tų tokių visuotinų neutralių, kur visiems okei. Ir jeigu tu bent kažkiek pabūni kitoks, iš karto atsiranda toks štampas, kad jisai galbūt liūdi, galbūt serga, galbūt išprotėjęs, gal kažkoks visoks. Tai čia jau mes mąstom pagal save. Ir aš visiškai suprantu, kad tai yra normalu šitaip galvoti, nes tiek aplinka, tiek visa medija yra ne apie gylį. Niekam neįdomu, kaip jūs iš tikrųjų jaučiatės. Mes matom žmonėse tik tais paviršių, galim apčiopti tik paviršių. Žmonės gyvena santykiuose daug laiko ir net galima pasakyti kartais tiesiog švaisto laiką, nes bijo pažint vidų kitas žmogus, nes dažnai žino, kad žino, kad gilinantis
atsiveria labai daug skausmų. Ir kartais mums tampa žmonės net nebetinkami būti kartu, veiklos kažkokios. Tai va tas gilis, tas neapčiuopiamumas kiekvieną labai gąsdina. Ir mane šiek tiek nuliūdino, kai iš karto mes nesąmoningai dėliojam štampus, kada kas nors bent po truputėlį bando pakapstyti. Aišku, kaip ir minėjau, nebūtinai visiems čia įdomu šitos temos, nes pas mus žmonės visus yra skirtingi labai etapai. Pas vienus yra džiaugsmingas dabar etapas, pas kitus galbūt liūdnas, pas kitus ieškojimo etapas, pas kitus dar kitoks. Tai jo, visų skirtingi etapai, dėl to ir mums skirtingas kontentas domina. Bet nereiškia, kad reikia bijoti to gylio. Nes, sakau, vienintelis dalykas, kodėl nusprendžiau šitą video įrašyti, nes kažkaip pajaučiau, kad žmonėm nėra jauku ir malonu patyrinėti vidų. Žmonės geriau pažiūrės, nežinau, 20-50 reelsų ir pasisems tiesiog pozityvumo, to geros emocijos, juoko ir niekur labai stipriai nepauks, negu pasižiūrės vieną kokį tais video, reelsą, kokį nesvarbu, ar psichologinį, ar knygą tiesiog pavartys, paauks. Ir tada po truputėlį tas vidinės drumzlės pajudins. Tai vat tas drumzlių turbūt judinimas ir suaktyvino manyje tą norą šiek tiek pakalbėti, nes žmonės, pratę matyti tik tai tuos viršelius. Va čia yra baisiausia, kad žmonės yra pratę matyti tik viršelius. Mes matom tik tai odą, plaukus, figūrą, žmonės kažkokią tai minimalią charizmą, bet nematom, kas yra giliau. O tas giliau gali tik tai diskutuojant, bendraujant ir einant į gylį pažinti. Man yra baisu, kai žmonės išvis net tuose pačiuose santykiuose neina į gylį. Nekalbu šeimose, tarp tėvų santykių, kai nėra apie emocijos kalbėjimo, nėra, kai žmonėms reikia alkoholio, kad jie bent kažką padarytų. Baisu, kai žmonės net pirmus kartus negali intimumo užturėti be alkoholio. Tai kažką iš tikrųjų parodo apie tą mūsų generaciją, nors ta mūsų generacija iš sovietų atėjo, kur žmonės apie tai iš vis mažai tiek kalbėdavo, tiesiog būdavo sraigtai varščiai, o dabar atrodo, kad visi gali būti individualūs, bet visi turi tiek spalvų, kad neina sukurti kažkokio tais gražaus bendro paveikslo su visais. Visi supranta, kad dabar yra belekiek laisvės, belekiek individualumo, bet nežino, kaip sukurti tai bendruomeniai. O ta kūryba ir prasideda būtent nuo gylio ir atvirumo. Kad tau nereiktų kažkokių tais papildomų dalykų, norint būti atviru. Ar alkoholio, ar ko. Jo, tai kažkaip pagalvojau, kad tas mūsų kiekvienas, kaip ir trumpam tam apraše Instagrame, reelse parašiau, tai kad protas turi vis tiek jungti su širdim. Išmintis, protas yra apie žinojimą, o širdis yra apie kryptį. Ir vienas be kito negali. Tai nereikia maitinti tik tai vieno arba kito. Čia kaip mašina be ratų, kad ir kokia jinai būtų, kad ir koks galingiausias variklis tas būtų protas ir nuostabiausias. Neuždėsi ratų, niekur nenuvažiuosi. Tai širdis ir yra tie ratai, kurie veda.
O jau proto dėka priklauso, kaip mes važiuosim ir kokią mašiną turėsim. Tai labai norėjau palinkėti nebijoti to gylio. Iš tikrųjų. Ir būti atviru. Kad nereiktų. Norint būti atviru. Ar kažkokio, kad nebijoti, kad tave nepriims. Ir dėl to vartoti alkoholį, kažkokias kitas atsipalaidavimo priemonės, dar kažką. Tai jo, kiekviename etape, ar tai būtų santykių pradžia, ar vidurys, ar pabaiga, visada būkite atviri, tikri ir jūs priims tikrus ir atvirus ir bus šalia žmonės būtent tie, kurie ir turi būti. Tai kiekvienas veiksmas, kurį šiandien padarysit, jau ašaroja dešinė akis vėl. Kiekvienas veiksmas, kurį padarysit šiandien, duos rezultatą rytoj. Tai kiekvienas veiksmas turi to veiksmą. Viskas ateina su to vadinamu delėjimu. Ką padarot šiandien, rezultatai sugrįš ryt, poryt, už savaitės, 2. Tai labiau mylėkit save, būkit atviri, nes kai mes būnam atviri prieš kažką kitą, būnam lygiai tokie pat atviri ir savo. Nes per kitą matom save, kai mes nebūnam atviri prieš kitą, mes save apgaunam. Tai nuo tiesiog paprasto rilso, kur apie kiekvieną žingsnis, kad turi pasiekmę, nuėjom iki atvirumo vėl prieš save, prieš kitus, nes kai mes būnam atviri prieš kitus, tai būnam prieš save. Mūsų kiti tiesiog atspindi. Tai nereikia bijot būti matomais ir atspindėtais. Ir atspindėtais tikrais, o ne tais viršeliniais, kaip Instagramo filtriukai. Suprantu, kad tai yra saugu, kad tai yra gera, bet tai nelabai kur veda. Tai veda į tą netikrumą, kuriame mes ir pasiklystam. Ir tada mes niekur nebegalim būti atviri ir tikri. Nes mes taip užaugom. Tai ja, gal šiek tiek net ir per ilgas šitas video, bet aš tikiu, kad kažką tai jis palies. Ir nebijosit būti tikresni, atviresni, kas svarbiausia. Ir kalbėsit, komunikuosit. Ir nesvarbu, ar tai būtų, nežinau, lova ir visi tie intimus dalykai, ar tai būtų tiesiog susitikimas su kokiu tais draugu, tėvais. Visur reikia būti labai atviru, komunikuoti. O kas nesupras, tas ir neturi suprasti. Tai sėkmės jums ir nuostabaus rudens. Šiek tiek saulutė džiugina, bet jau jaučias, kad ruduo. Tai nuostabaus jums laiko.